Broli sesė, ar prisimenate prieš 3 savaitės, kai pradėjome Advento kelionę, koks pasiryžimas buvo širdyje, ką aš norėjau pakeisti, kur norėjau pasistiepti, nuo ko susivaldyti. O šiandien, ką aš atnešu gimusiam Dievo kūdikiui. Ir labai suprantu, kad ypatingai paskutinė savaitė miesto šurmulys, vis troškimas surasti dovanų, bėgimas, rūpestis dėl susitikimų, galbūt nerimas ir baimė dėl pasaulyje vykstančių įvykių, nežinia dėl rytojaus, galbūt baimė dėl savo ligos, pyktis, kad nepavyksta pasiekti tam tikro tobulumo, ko aš trokštu, tas apsunkina. Ir vis dėlto, broli sesė, ateikim, kiekvienos kalėdos yra iš vienos pusės lyg atkartoja, primenam, kas įvyko, bet kiekvienos kalėdos atneša ir naujumą. Aš labai kviečiu tave kiekvieną, ateikime prie prakartėlės, ateikime, pažvelkime, įsižiūrėkime į prakartėlę ir pastebėkime, kas yra laimingi prakartėlėje. Mes matome mergelę Mariją ir Juozapą, kurie su džiaugsmu žvelgia į kūdikį. O jūs galite pasakyti, kad Marija tai Dievo motina, šventasis Juozapas tai jiems labai lengva. Bet juk šventaisiais negimstama, jais tampama. Ir tai nebuvo savaime suprantama. Štai Marija ir Juozapas po 1000 rūpesčių, išbandymų ir sunkumų, jie džiaugiasi tą dovaną, kurią jie gavo iš Dievo kūdikio. Pažvelkime į piemenis, kaip jie džiaugiasi. Jie taip pat ne šventieji, bet kai jie išgirdo tą angelo žinią, jie atsiliepė. Ir juose yra tas šventumo ženklas, tas atvirumas žiniai, pasitikėjimas ir jie bėga pagarbinti kūdikėlį Jėzų. Ateik ir įsižiūrėk į čia esantį Jėzų. Dievo ėdžios, kūdikis paguldytas ėdžiose. Tai yra mums pirma žinia, geroji naujiena, kad Dievas ieško tavęs. Dievas eina į susitikimą su tavimi. Ir nepaisant, koks tu esi, kas dedasi tavo gyvenime, Jėzus nori gimti tavo širdyje ir tavo gyvenime. Labai linkiu, broli sesė, mielą bendruomenę, kad būtumėte laimingi ir šventi, bet tą laimę ir džiaugsmą atneša didžiausia dovana, ne tai, ką mes kitam padovanojam ar ką gaunam, bet didžiausia dovana tai yra pats Jėzus Kristus. Priimkite, saugokite. Juk aš tikiu, kad širdyje mes jaučiame, kas yra svarbu, kas nepraeina, kas esminga. Siekime to, kas tikra ir išlieka ir duoda vertę. Ir prisiartinkime ir žvelkime į čia esantį Jėzų, kuris eina ieškoti kiekvieno iš mūsų. Ir pažiūrėkime, kas susirenka prie Jėzaus, įsimastykime šitą paveikslą. Jėzus neteina pas turtingus, bet štai tie visi veikėjai, kurie susirenka prie kūdikėlio Jėzaus, juos vienyje kas? Yra jų meilė Jėzui, jų nuostaba ir stebėjimasis Jėzumi. Ir didžiausias turtas, ne ką jie turi rankose, bet jų santykis. Labai trokštu palinkėti, mielą bendruomenę. Tikrai to santykio vienas su kitu. Būkime jautrūs ir atidūs. Didžiausias turtas ir mes esam reikalingi vieni kitiems, kad kurtume tą bažnyčią, kaip Kristus nori. Kaip piemenėliai bėkime ir vienykimės aplink Kristų, kad centre būtų pats Jėzus Kristus. Ir šiandien galim turbūt klausti kiekvienas su apaštalu Pauliumi, ar mano gyvenimą valdo Kristaus meilė, ar aš leidžiuosi, kad mane valdytų pasaulis ir kiti dalykai.
te valdo pats Kristus, te būna gyvas jumyse, te atgimsta kiekviename iš mūsų pasitikėjimas Jėzumi Kristumi. Palaimintų šventų Kalėdų ir laimingų 2024 metų.